makšties išskyrų kvapo pasikeitimas, konsistencijos pakitimas, išskyrų spalvos pakeitimas, išorinių lytinių organų paraudimas, niežėjimas, patinimas, skausmingi lytiniai santykiai, skausmingas ir dažnas šlapinimasis. Priežastis, kurios sukelia makšties uždegimus, yra įvairios. Tai apima ne vien netaisyklingus higieninius įgūdžius, bet ir vidinius organizmo ir fiziologinius ypatumus, tokius kaip žemas estrogeno kiekis, makšties artumas prie išangės, gaktos plaukų trūkumas, didžiųjų lytinių lūpų riebalinio audinio nebuvimas, cheminės dirginančios priemonės, netinkami prausikliai, geliai, taip pat gali būti ir lytinių hormonų disbalanso pasekmė. Norint tiksliai nustatyti makšties uždegimo priežastį, reikalinga atlikti laboratorinius tyrimus, tokius kaip mikroskopinį makšties išskyrų tepinėlį, mikrobiologinį makšties išskyrų pasėlį. Kalbant apie lytiškai aktyves merginas ir moteris, reiktų pagalvoti ir apie imunofluorescencinius tyrimus dėl lytiškai plintančių infekcijų. Dažniausiai bakterinės kilmės uždegimai yra gydomi vietiškai arba sistemiškai. Vietinis gydymas antibiotikais apima tiek tepalus, kremus, tiek ovulias ar žvakutes į makštį, sisteminis geriamuosius antibiotikus. Grybelinis uždegimas yra gydomas taip pat vietiškai arba sistemiškai, bet jau priešgrybeliniais vaistais. Savigyda yra pavojinga tuom, kad tokios infekcijos kaip grybelinės ar bakterinės gydomos netinkamais preparatais, paskatina tai, kad gydymo trukmė gali labai išilgėti, o dar blogiau, kad uždegimas, jo sukėlėjas patampa atsparus vaistams ir tada gydymui labai sunku parinkti tinkamą, veiksmingą preparatą. Jeigu makšties uždegimą sukelia lytiškai plintančios ligos, jos netinkamai gydomos ir ilgą laiką būnančios makštyje gali sukelti net ir nevaisingumą.